Labadiena, regbio mėgėjai, sveikiname su jumis iš Šiaulių, Lietuvos regbio sostinės. Šiandien du klubai, Vairas Kalvis Jupoja ir Vilnius Geležinis Vilkas, pabandys pradėti sėkmingai šį sezoną. Sveikinimai su pergale. Šono žiūrint atrodo toks gerąja prasme paprastas regbis. Nežai savo aikštės pusę, išsispirt, duot varžovam klysti. Toks planas buvo pirmom rungtynėm. Toks ir buvo planas, taip teisingai. Žiūrint į varžovus, pastaruosius 2 metus vargot, pralaiminėt. Kas šiandien buvo kitaip? Kas gavosi, ko nebuvo anksčiau, kad pavyko įveikti Vilką po 2 metų pertraukos? Nežinau, ramybė gal aikštė. Ramybė, susikaupimas ir darėm savo planą, ką turėjom daryti. Paskutinės 20 minučių varžovai po truputį grįžinėjo. Čia labiau nuovargis, labiau atsipalaidavimas ar dar kitas priežastis? Čia viskas turbūt susidėjo, tiek nuovargis ir tiek keitimai gal ne taip išėjom, kaip turėjom išeiti ir taip ir gal atsipalaidavom per daug. Pirmas rungtynės, rezultatas akivaizdu teigiamas, o pats žaidimas kiek patenkinti, kiek dar trūksta, norint optimalią formą turėti? Antrą kėlinį, jeigu sugebėtumėm išlaikyti kaip pirmą, manau, būtų visai nieko. Treneri, mano galva buvo 2 lygios komandos, viena komanda labai daug klydo, kita klydo labai mažai. Kaip pats matėte tas rungtynes? Tai viena komanda rodė daug didesnį norą, daug didesnę gerą agresiją, ypač pirmam kėlinyje ir tai buvom ne mes. Tai pirmą kėlinį visiškai atrodėm apmaudžiai, individualūs pasirodymai buvo tragiški, kontaktą visiškai nusileidom priešininkam, o jie tą vertė į taškus. Tai antram kėlinyje pamatėm, kad per pertrauką pasišnekėjom, kad jau nėra kur trauktis, dar bandom kibti ir galbūt galim dar ištraukti, bet tiesiog laiko neužteko ir jeigu būtume taip žaidę nuo pradžių, tai galbūt būtų buvęs kitas rezultatas, bet turim suprasti, kad nors ir turim jauną komandą ir vis tiek jie žaidėjai yra pajėgus, bet patirties tokiose vietose trūksta, tokiuose momentuose. Kaip tik sakėte apie tą antrąjį kėlinį, atrodo, ir antras kėlinys neprasidėjo kažkuo ypatingu, 20 minučių buvo labai lygus regbis, netgi dar labiau pradėtų silpnėti. Paskutinės 20 minučių, kas ten pasikeitė, komanda atrado tą greitą regbį, kuris buvo paslėptas iki tol? Nežinau, niekas nepasikeitė. Tikriausiai gal žaidėjai suvokia, kad reikia bent jau parodyti kažkokį žaidimą šiandieną. Tai gaila, kad tas tiesiog prasidėjo šiandieną žymiai per vėlai. Ir tiek. Reikia tai pradėti nuo pradžių, ne likus jau 20 ar dar 10 minučių. Užribiai, žaidimas į priekį, tokios, visiškai neišprovokuotas klaidas. Čia galima rašyti viską į sezono pradžią ar kažkokios kitos bėdos? Ne, čia nepasiteisimas. Mes mėgstam Lietuvoje tą sakyti, kad iš pavasaros pirmos, antros varžybos, kol dar visi įsivažiuoja, nevelnio. Yra tų varžybų, visi gali treniruotis. Jeigu darai ilgą pertrauką per vasarą ir paskui visi įgūdžiai atbunka, tai jau čia yra tavo asmeninės bėdos, bet čia nepasiteisimas. Sveikina komandos vieną kitą. Mes sveikinam su įdomiu top lygos sezono atidarymu.